Sveiki bičiuliai, sugalvojom gerą idėją. Tuoj nusiprausiu ir papasakosim. Išvarė mane parvežt batoną. O idėja būtų tokia. Sugalvojom kem 8 valandas pagyvent kaime. Kartais žmonės parašo, kad mes kaimiečiai, bet iš tikrųjų nesam niekada nei gyvenę kaime, nei dirbę kaimiškų darbų. Aš net neįsivaizduoju, koks jausmas paimt gyvą vištą savo į rankas arba prieit prie karvės ir pagriebti už tešmenų. Tai nuvažiuosim į kaimą ir viską išbandysim. Bet visų pirma, mums reikia planą, o kad jį susirašyt, reikia pasiskambinti seneliam. Klausau. Labas. O pavyzdžiui, ryte galim rinkti kiaušinius? Ne, reikmet dykanus nepadeda. Kada tu melži karves? Aš anksti priešėčias. O vakare? Vakare 5 po 5 einu. Gerai, tai turim baltą lapą, turim su kuo rašyti. Aišku, duosiu šakalinį rašyti, nes jeigu aš rašysiu, neperskaitysiu net pats. Jos, vištos kuo, kai rašytai. Gerai, rašom. 1 dieną. 1 dieną. Tai žodžiu, baba sakė, kad ryte kiaušinių nebus ten ką rinkti. Jo. Kiaušinius nukelsim į vakarą tada. Nes mes planavom iš pradžių eiti rinkti nuo pat ryto 1 dieną kiaušinius. Bet sako, kiaušinių ryte nebūn. Tai jeigu nukeliam į vakarą, tai nežinau, mes dar esam pasigalvoję, kad galėtumėm eiti mišką rinkti malkas. Tai jau čia ne 1 rašom, kad einam rinkti malkas. Jo, tai renkam malkas. Ok, parenkam malkas, į ką mes tada jas jaučiu bandysim supjauti. Jo, tai tada reikia supjauti jas. Tada jau jaučiu būsim šalkę. Jo, jaučiu norėsim pavalgyti, gal tada pasidarom kažką valgyti. Tai taip. Pasikepam. Šašlikiuką? Nu, kažką tokia. Tai ką, taip gerai, gaminam valgyti tiesiog, jo. Bandysim gaminti valgyti. Esi kada skaldžius malkas? Esu bandžius kažkada su kirviu. Nu, kaip ten sekės, nežinau. Tai jau čia reiktų pabandyti. Mes kai tik parsinešam malkas, jas supjaunam ir tada pabandom suskaldyti. Gerai, tai skaldo malkas. Parnešam malkų, supjaunam, skaldom, pagaminam valgyti, pavalgom, tai jau tikrai bus jaučiu vakaras atėjęs, galėsim eiti rinkti tuos kiaušinius. Jo, tai surenkam kiaušus. Surenkam kiaušinius vištikių, nes jau vakaras bus atėjęs. Ir tada... Ir tada jau bus laiks suvaryti vištikės apapa. Apapa, vištikės? Nu, tai mums reikės apapa. Ai, tai tu kartu su vištikėm eisi apapa? O tu kartu su gaidžiais eisi. Tai gerai, tada varom vištas miegot. Jo, rašom, kad, nežinau, ten į gardą, į aptvarą, ką mes ten nesuvarysim. Jo, kažkur jas ten reikia suvaryti. Jo, jeigu norėtume kažką tai dar rašyti, paliekam tarpą ir pradedam 2 dieną. Gerai, 2 dieną. Ir ką mes darysim 2 dieną? Planavom eiti melžti karvę, ne? Jo, bet mes 5 valandą rytą tikrai nesikelsim. Tai... Be šansų man. Tai karves paliekam vakarui, nes irgi apie 5 valandą reikia melžti. Ką žinau, jau čia einam prie žemės darbų, nes ten kažką sakė ravėt, sukas gal kokią žemės, jeigu būtų ką sukas. Tai jau čia taip rašom, sukas žemės, o paskiau gal ravėt. Jeigu užkursim žodžių traktorių, bandysim pavažiuoti su traktoriu. O kaip mes eisim ten melžtas karvės, ta prasme, su kibirais kažkokiais? Tai aišku, tai kur tu į kišenę žadi prisimelžti. Tai ką mes čia turim susirašę? Tai 1 dieną einam rinkti malkų, parinkę malkas, supjaunam, suskaldom, tada pasigaminam kažką tai valgyti, pavalgom, einam, surenkam kiaušinius, jaučiu tos pačius kiaušinius ir įsikepsim dar. Nu, jeigu trūks, tai tavo turim. Jo, jeigu ką, dar vieną maną įmušim. Ir einam suvaryti vištas apapa. Taip, apapa. Ir tada atsikeliam ten 2 dieną, einam sukasam žemės, ravim daržą, aš važiuoju su dviračiu į parduotuvę, paskiau bandom užkur traktorių ir su juo pavažiuoti ir vakare varo melžti karvę. Taip, grįšim jaučiu, tokie. Tu tai iš vis jaučiu tave, tai kai ten jau negyva parsivešiu. O tiek darbų tu nepratęs esi. Jo, o paskiau kai pamelšim karvutę, eisim pamelšti tave.
O palauk, mums reikia jaučiu šampūną, ne, ten visų tų šepetuką įsidėti. Einu, aš tada nebent tau bus gerai su ūkišku muilu. Ne. Žinok, žmonės kaime su ūkišku muilu plaunasi galvas į viską. Nu, tai galėsi plautis. Į kondicionierių, mano. Hui, ko tau sakė reikia kaimo? Kondicionieriaus? Nu taip, kondicionieriaus. Kokią da kondicionieriaus kaime? Taigi sakė, su ūkišku. Pasiemam šampūną poniai. Man rodos, čia kondicionierius. Reikia kažkokį maišiuką jaučiu, ne? Kad tuo sudėti maišiuką. Maikė kažkokią, kur 10 metų nenešioju. Nu tai pas tave daug grūbų, kur 10 metų nenešioju. Eik tik tai. Irigatorių. Ten va taip žiūrėk daug duoti. Nu baig. Imk. Kosmetinį. Susitvarkyk savo tą mėšlo viską. Gali tuos įsidėti. Pys. Skusiu ten. Reikėtų. Pažiūrėkit, kas per prots. Šalia dezika padėt plaukų laką. Aš vieną kartą pasiėmiau ir pažastį su plaukų laku išsipurškiau. Nu, aš nesuprantu, tai čia kokiu turi būti iš visą... No. Kad nežiūrėt, kad čia plaukų laks yra. Tai tu matai, kad jie būtų panašiai atrodo. Panašiai, bet tai ne taip pat. Nu, tai ne tau kaip taip mano pat. kelnės visas panašios ir klausi, kam vėl tokias pačias nusipirkai, tai tokias turėjai. Jos panašios ir yra. Bet ne tokias pat. Kaip ir viskas, prisikruojam pilną tašę, triusikiukai, koinikės, higienos priemonės, keli rūbai, jeigu reikėtų pasikeisti. Belika tik važiuoti, prisipirkti 2 dienom maistą ir po biškiai judėti link kaimo. Važiuojam melžt karvių. Taip. Žvagint vištų. O, į mokyklą išeinu. Į 9 klasę eini. Į 5. Šiandien važiuosim su šakalienės raketa. Tai pirmą sugalvojom sustot burgeriukų pasiimt, nes reik pasilepint prieš kaimą. Paskiau važiuojam, nusiperkam valgyt 2 dienom kaime, kad turėtumėm ką palest. Ir tada pasileidžiam jau link kaimą. Pasilepinom, o dabar važiuojam pirkt maistą. Reikia kaip nors arčiau, ne? Jo. Gerai, judom. Raktus pasiimam. Raktai. Oi. Pomidoriuką. Šį kartą irgi be pukėlė. Agurkiuką. Padažiuką. Mėgstamiausia. Ką dabar? Nežinau, ko nori. Nu dar reik bulkas. Tada vat kažką kepsim. Savo kirminą pamaitint nori, ne? Taip. Ok. Kirminoizerį. 12 metrų kaspiniuoti. Batoniuką reik žiūrėti minkštesnį. Minkštesnis yra, ką būtų minkštas. Žiūrėk, mes šitą valgom, ne dažniausiai? O nėra to raudono. Kuris šitas raudono būdavo? Ne, tai čia visi batonai ir yra. Ai, va, tas, ne? Va. Mėgstamiausias. Va. Minkštas. Tu nebejuokink, gyslių. Reik pasiruošti melžimui. Melžimui nereik pirštinio, ar tu čia apsieklin žodį karvė? O ką, o gal užsimanysiu? Oi, kaip gražiai. Oi. Petriuks. Ne, man va, šiek šitą. Kaimo jėpis. Geriausiai. Pala, ne šitą va. O, va, čia tai jo. Pasiemam porą bambalių.
Jaučiu porą puslikių. Bambalyzų. Nu, tai bandyk į apatinį kažkaip. Nenuskenuoji? O. Nu, kol apsipreikinom, biški nustoja lietus lyti. Da, biški linuoj, bet jau padariau. Ėjom pro kažkokį ten skyrių ir pamatėm kaliošus. Ir pagalvojom, blemba, rimtai, o tai kaip su batais? Aš su baltais batukais. Aš su klasikiniais batais. Kaip mes ten kaime vaikščiosim? Tai, žodžiu, vartėm tuos kaliošus, žiūrėjom, bet blemba kaina 18 eurų už kaliošus. A, jie visai nupeza. Tai netoli yra statybinės prekės, važiuojam ten, bandysim pažiūrėti. Aš manau, turėtų būti pigiau. Bus gerai. Gerai, kur kaliošai? Žiūrėk čia. O, palei akis. Nu. Aš noriu su taškeliais. Bet žiūrėk, tie dar brangesnė nei tie taškuotė, ne? O. Nors tie žiūri, paprasti tokie. O, gal kitoj pusė yra. O. O. 339. Čia jau mano kaina 339. Man tiks, o kažin mano dydis yra. Ai, čia tie 3 eurų, oi ne. Tai pažiūrėjau, visai fainė atrodo, tada žiūriu 3 euriukų, oi ne. Va taip, ant akumų. Opa. Nu kaip? Žinau, da patogus jie. Patogus? Nu. Fuka niuchin. Kas tau niuchin? Gat čia nusišnekė. Bet biški maži, man atrodo. Maži? Palaik. Fu, ne maži, didelį. Einu, palaik. Nu, geriau? Nu, man jaučiu tie geriau. Netgi tie tokie didesnė atrodo. Tuk, 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 tuk. Klumpa kojas. Gali pašok biškį. Pažiūrėsim, ar geri tau tie batai. Matai, man virvutė yra ta. Ai. Okei. Nu, vis tiek pirksi. Nu. Kaliošai jau yra. Aš čiupau tokius už 3 euriukus. Manau, bus pats gazas. Aš va tokį su taškiukais. Man 8 eurai kainavo su centais. Tai jau tokie biški mandresni. Jo, jau prabangesni. Tai viskas. Kaliošus turim, maisto prisipirkom, planą pasirašėm, ką ten veiksim. Tai lieka važiuoti tiesiai į kaimą. Nu ką, atvažiavom? Jo, pasiekėm savo laikiną gyvenimo vietą. Pyst ir atvažiavom. O kad jau esam kaime, galim skelbti savo iššūkio pradžią. Tai dabar yra penktadienis ir mes turim po 6:14 minučių. O tai reiškia, kad sekmadienį po 6:14 bus kem 8 valandos, kai esam kaime. Tai kad jau tik dabar atvažiavom, einam. Pirmą pabendrausim su seneliais, pakalbėsim, pabendrausim, paskiau grįšim prie jūsų, eisim apžiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Pakalbėjom su seneliais, einam dabar pažiūrėti į savo kambariuką. Einam. Laiptinė. Oho, čia pralysiu, ką žinai, aš gal pralysiu. Čia bus mūsų kambarėlis. Atvykome apartmentų savo. Taip. Va, iškrita iškart šakalienė į lovą. Taip. Čia antena, kuriuos negali pajudinti, nes tada
Tada pirmam aukšte neberodys televizorius. Nu, čia biškė antena ilga tokia. Bet mes turim balkoną, ne šiaip savo. Bet tokie debesiukai biškė kaupęs. Na. O, čia daugiau erdvės, ne? Kas atspės, kas čia yra? Čia yra piemuo. Dovydas tai nesuprato, kas tas piemuo. Čia tas, kur karvių ganykla apeinta, nu kaip ta tokia viela. Ir kur jeigu karvė bėgtų per tą vielą, norėtų pabėgti iš ganyklas, tai nutrenktų elektrą. Tai tas piemuo čia ir pajungts. O nebus taip, ką mane nutrenks? Nebus, tas tai netrenk. Ai, o jeigu aš ten prie karvės įsi, mane nutrenks? Tai gali. Kaip dėl šviesos? Nėra. Kažkaip taip įsikūrėm. Čia lova. Tik rozetė. Blemba sena. Negalim įkišti prailgintoje. Tavo transporto priemonė bus. Sakai, mano transporto priemonė bus, ne? Taip, taip. Nu, blemba, kelintų čia metų, kažin. Blemba, aš tai net neįsivaizduoju. Na, taip, rytoj važiuosi, a ne rytoj. Kada Nežinau. Mūsų planė? Ne, mūsų planė antrą dieną, tai sekmadienį, paskutinė. Jo. Tu vairuosi, aš čia atsėsiu ant kapotą. Ir va, čia yra tas piemuo, apie kurį kalbėjau, kur karvės, kad neperšoktų. Nes tas trenkia elektrą. Dingo karvės. Nu. Čia, kai atvažiavom, buvo 2 karvikės. Gulėja. O dabar nebėra. Nu, eisim ieškoti. Pala, kada mes eisim ieškoti? Irgi antrą dieną, ne? Aha. Ten bus kažkur vištas. Pas vištas eisim rytoj. Tai va, čia reikės eiti rytoj vištikių ieškoti. O jaučiu ten, jeigu neklystu, tai reikės kiaušinį ieškoti. Čia yra malūns. Koks malūns? Čia ant kaimą seneliai vieninteliai turi malūną. Tai malų grūdus į miltus. O. Va. Oho. Ar esate tokį matę dalyką? O čia tai technika. Nu va, išėjo pakalbėti su seneliu. Ir gysliui koma. Palauk, tuoj atsigausiu. Nu va, biškį atsigavau. Esam kaime beveik 6 valandas. Atvažiavom 6, dabar jau beveik 12. Tai ką, šiandien toks video labiau pasiruošimą, nes žiauriai pradėjo stipriai lyt lietus, negalėjom nieko daug parodyti. Tai ėjom daugiau, praleidom laiko su seneliais, o rytoj jau kipsim prie darbų. Kur mūsų plans yra? O dar rytoj bandysim numinti į Mikūtkalnį. Bet, kaip suprantu, tokio pavadinimo net nėra, ne? Čia patys vietiniai sugalvoja. Iš tikrųjų nežinau, jisai oficialus, manau, kad ne. Tiesiog čia visi kaime vadinta kalną Mikūtkalniu. Ir kas ten? Ir ten yra šiaip toks medis. Aš tai manau, kad jisai yra išdegęs viduj dėl to, kad ten kažkada yra trenkę žaibs. Tai ten gali įeiti vidų. Kažkaip skam neįtikėtinai. Aš manau, kad tai buvo. Tai šį kartą tiek. Dėkui visiems, kurie laukia mūsų videosikų. Būtinai paspauskit laiką, kas dar nesat paspaudę, paspauskit subscribe ir esam sukūrę Contribui platformą, kur galima prisidėti prie mūsų turinio. Tai kas norėtumėt, linką rasit aprašyme. Kitą dieną eisim prie darbų, videosiko laukti ilgai nereikės. Tai greit susimatysim, bičiuliai. Iki.